Sveiki! Šioje pamokoje spręsime uždavinius iš pačių pagrindų. Na ir pirmasis būtų: parašykite programą skaičiuojančią, kiek lapų popieriaus reikės visos klasės mokinių konspektams nukopijuoti, jei žinomas klasės mokinių skaičius n ir kiek lapų m sudaro konspektą. Kadangi žinome mokinių skaičių n ir kiek lapų sudaro vieną konspektą, mums tereikia sudauginti šiuos du skaičius, kad gautume atsakymą k, kuris yra visų reikiamų lapų skaičius. Taigi šiam uždaviniui, manau, funkcijos nekursime, kadangi tai yra labai paprasta užduotis ir viską atliksime pagrindinėje main funkcijoje. Apsirašome tris kintamuosius, visi jie bus integer tipo, kadangi nei mokinių skaičius, nei lapų skaičius negali būti kažkokie tai skaičiai, kurie turi reikšmę po kablelio. Taip pat reikšmes suteiksime pačioje programoje, neįvedinėsime jos klaviatūra ir galime tiesiog parašyti štai taip. Ir dabar parašysime vienintelį sakinį, kurį galima sakyti programa skaičiuos, tai bus lygu k lygu m kart n. Tiesiog padaugins mokinių skaičių iš konspektą sudarančių lapų skaičiaus ir gausime, kiek iš viso lapų mums reikės atspausdinti. Na ir galbūt dabar pasirašome tiesiog paprastą spausdinimo funkciją, kurią galėtume patikrinti, ar mūsų programa teisingai suskaičiavo. Rašau %d, kadangi norėsime įterpti kintamojo k reikšmę, kuris yra integer tipo, ir tuo atveju reikia rašyti %d. Na, paleidžiame programą. Ir štai matome, iš viso reikės 6 lapų. Taigi, uždavinys išties labai paprastas, tiesiog šiek tiek logikos ir reikia viską sudauginti. Taigi, keliaujame prie kito uždavinio. Parašykite programą, kuri patikrintų, ar iš duotųjų atkarpų galima sudaryti trikampį. Na, trikampį iš esmės galima sudaryti tik tuo atveju, jeigu sudėjus dvi bet kurias kraštines, tai yra jų ilgius, gautume dydį, kuris yra didesnis už trečiosios kraštinės ilgį. Na, galbūt tai skamba sudėtingai, bet pabandykite ant lapo nusibrėžti ką nors panašaus į apskritimą, jeigu ši sąlyga nebus tenkinama. Taigi šiuo atveju mums vėl reikės 3 kintamųjų. Galbūt paliekame juos integer tipo ir priskiriame tam tikras reikšmes, bet kokias dabar iš tikro nėra esmės. Na ir mums reikės šiuo atveju tikrinti 3 sąlygas ir jas apjungti AND operatoriumi, kadangi ši savybė turi būti taikoma visoms kraštiniams, visoms 3 kraštiniams, nesvarbu, kaip mes jas paimsime, ir pirmą su antra, ar antrą su trečia, turi būti ta pati sąlyga tenkinama, kad dviejų kažkurių tai kraštinių suma yra didesnė už trečiosios kraštinės ilgį. Taigi, tarkim, rašom pirmąją sąlygą, a plus b daugiau už c, apjungiame AND operatoriumi, a plus c daugiau už b, na ir paskutinę sąlygą, b plus c daugiau už a. Na ir jeigu bus tenkinama ši sąlyga, tiesiog norėsime galbūt vartotojui išvesti ekraną, kad iš šių jeigu nebus tenkinama, tuomet vykdys L sakinį ir tuo atveju norėsime atspausdinti, kad šių sudaryti trikampio neįmanoma. Na ir paleidžiam savo programą ir išbandom, kaip viskas veikia. Ir štai mums atspausdino iš šių atkarpų sudaryti trikampio neįmanoma. Ir taip yra todėl, kad
jau netenkinama pati pirmoji sąlyga. Prie A pridėjus B gauname 3, o 3 tikrai nėra daugiau už 5. Todėl štai čia atsiranda loginis nulis ir automatiškai visas reiškinys virsta į nulį. Pabandykime įvesti tokias reikšmes, kad būtų teisinga, kad būtų tenkinama ši sąlyga. Aš dabar neprisimenu. Nu taip, čia yra vadinamasis Pitagoro trikampis ir taip, aišku, galima iš šių atkarpų sudaryti trikampį, nes visos sąlygos yra tenkinamos. Prie A pridėjus B gauname 7, 7 yra daugiau už 5, prie B pridėjus C gauname 9, 9 yra daugiau už 3 ir taip toliau. Gali būti tokių uždavinių, kad prašo patikrinti, ar iš atkarpų galima sudaryti kvadratą. Tuo atveju reikėtų tikrinti, ar visas kraštinės yra lygios. Jeigu prašytų patikrinti, ar galima sudaryti stačiakampį, tiesiog reiktų tikrinti, ar priešingų kraštinių ilgiai yra vienodi. Ir visi kiti uždaviniai panašaus tipo su geometrinėmis figūromis yra sprendžiami pasitelkiant tam tikromis figūrų savybėmis. Taigi, manau, čia išsiaiškiname ir keliaujame prie trečio uždavinio. Parašykite programą, kuri rastų įvestą skaičiaus modulį. Visų pirmiausia, modulis, pabandysiu pasakyti paprastai, modulis yra tiesiog skaičiaus reikšmė, neatsižvelgiant į jo ženklą, ar tai minusas ar pliusas. Žinoma, modulį galima apibrėžti ir kitaip, ir be abejo, dauguma programavimo kalbų, įskaitant ir C ar C++, turi funkciją, kuri man rodos vadinasi ABS ir tiesiog suranda skaičiaus modulį, bet galbūt pabandykime pasirašyti patys šią funkciją, kuri tikrai nėra sudėtinga. Ir šios funkcijos algoritmas pagrinde yra toks. Jeigu skaičius yra teigiamas arba lygus nuliui, tai mes tuomet ir paliekame tą pačią reikšmę. Tačiau jeigu skaičius yra mažesnis už nulį, tuomet jo reikšmę pakeičiame priešingą. Tiesiog prirašome minusą prie jo reikšmės ir gauname jo modulį. Galbūt visą tai užrašysiu ir atrodys kiek aiškiau. Tarkim, paliekame tos pačius kintamuosius ir įvedame sąlygą. Tarkim, jeigu A daugiau lygu už nulį, tuomet mes arba reiktų gal susikurti kitą reikšmę, kuri tiesiog grąžintų modulį. Ir tiesiog, kaip mes čia sakėm, jeigu A daugiau už lygų nulį, tai kaip sakėme, paliekame tą pačią reikšmę. Tuomet modulis bus tiesiog lygu A. Jeigu ši sąlyga netenkinama ir A yra neigiamas skaičius, tuomet modulis bus lygu minusą, nes tuomet norėsime pakeisti mes šio kintamojo reikšmę prieš. Ir kad patikrinti, kaip veikia mūsų programa, tiesiog eilinį kartą parašykime kokį nors spausdinimo sakinį. Tarkim, skaičiaus procentas D modulis yra procentas D. Vėlgi rašau procentas D, kadangi abudu kintamieji yra integer sveikojo tipo ir į pirmąją vietą norėsiu įterpti tą skaičių, kurį tikriname šiuo atveju A, todėl pirmasis skaičius po kablelio yra pirmasis kintamasis po kablelio yra A, o į antrąją vietą norėsiu įterpti kintamąjį modulis, kuris ir bus mūsų atsakymas. Dabar paleidžiame programą. Ir štai rašo skaičiaus 3 modulis yra 3. Galime pakeisti, tarkim, į minus 100. Dabar paleidžiame programą. Ir štai matome skaičiaus minus 100 modulis yra
100. Pat galime išbandyti su 0 ir skaičiaus 0 modulis yra 0. Tai tiek šioje pamokoje. Trumpai apžvelgėme paprasčiausius uždavinius ir kitoje pamokoje, kad ši neprailgtų, baigsime spręsti likusius. Taigi iki susitikimo.